Buvo ankstyvas, saulėtas pavasario rytas. Laukiame ekskursijos iš neįgaliųjų užimtumo centro. Trečiadienio popietę mūsų žaislotekoje lankosi lavinamųjų klasių mokiniai. Šiandien bibliotekoje vyks popietė. Mergaitė priėjo prie manęs, prisistatė, kad jinai yra vardu Aleksandra. Paklausė, kuo aš vardu. Aš atsakiau, kad aš esu Kristina. Ir stipriai mane apsikabino. Mano kūnu nubėgo šiurpuliukai. Mano akimis nuridėjo ašaros. O jinai tarytum niekur nieko, pažvelgė man į akis ir sako, koks gražus mėlynas jūsų akių tušas. Viename iš sėdmaišių sėdi paauglys, nedrąsus 12-metis berniukas su savo augintiniu. Prieš pat renginį jis bibliotekininkės klausė, o ar aš neužsikrėsiu nuo jų? Ar man tikrai nieko nenutiks? Po kiek laiko papasakojau, kad aš kolekcionuoju angelus. Ir mano mylimiausia spalva yra mėlyna, o jinai, žiūrėdama man tiesiai akis, sako, aš taip pat kolekcionuoju angelus. Ir vienas iš jų esi tu. Popietį pasibaigus, emocijoms atslūgus, vežant šį vaikiną su šuniuku namo, bibliotekininkė išgirsta tokį sakinį. Bet jie daug geresni už sveikuosius, ar ne?